naujienos kauniečiams. Europos naujienos kauniečiams. Nerpas metas Europos naujienoms kauniečiams, o šiandien Europos naujienose kauniečiams dar viena aktuali informacija. Mūsų kraštiečiai užsienyje galės daugiau gydytis, bet už grožio paslaugas teks susimokėti patiems. Būtent spalio 25 dieną įsigaliojo ES direktyvos nuostatos perkeltos į mūsų šalies nacionalinę teisę, kurios suteiks daugiau galimybių mūsų kraštiečiams, būtent apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu gydytis ES, gauti taipogi reikiamas specialistų paslaugas, o šių šalių piliečiams naudoti sveikatos priežiūros paslaugomis mūsų šalyje. Tai apie šią naujovę informuoja Europos informacijos centras Kaune ir Kauno teritorinė ligonių kasa. Tai šiandieną kalbame su Kauno teritorinės ligonių kasos gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Valenskaitė Varševičienė. Labas rytas, Rasa. Tai iš tiesų nuo šiol pacientai galės gauti norimas gydymo paslaugas bet kurioje ES šalyje. Tai teisės aktuose ši paslauga apibrėžiama kaip tarp valstybinės sveikatos priežiūra. Kas tai yra? Tai kitose ES šalyse, taip pat Islandijoje, Lichtenšteine bei Norvegijoje teikiamos gydytojų specialistų paslaugos, siekiant įvertinti, palaikyti ar pagerinti pacientų būklę, taip pat vaistų, medicinos pagalbos priemonių ir medicinos prietaisų išrašymas ir išdavimas. Apibendrinus tai reikštų, kad tiesiog išsiplėtė gydymo įstaigų ratas, kuriuose pacientai galės gydytis. Tai yra jiems suteikiama teisė pasirinkti gydymo įstaigą, taip pat įsigyti vaistus, medicinos pagalbos priemonės ar medicinos prietaisus ne tik Lietuvos teritorijoje, bet ir kitose anksčiau paminėtose šalyse. O ar tiesa, kad gydantis užsienyje už suteiktas paslaugas bent jau pirmiausia reikės susimokėti patiems, bei grįžus išlaidos jau bus kompensuotos? Taip, pacientas už suteiktas paslaugas, įsigytus vaistus, medicinos pagalbos priemonės ir medicinos prietaisus turės sumokėti pats toje valstybėje galiojančiomis gydymo paslaugų kainomis ir vaistų kainomis ir kreiptis toliau į ligonių kasą dėl išlaidų kompensavimo. O ar visiems Lietuvos gyventojams gydymo paslaugų išlaidos bus kompensuojamos? Gydymo paslaugų suteiktų kitose ES šalyse šalies gydymo įstaigose vaistų, medicinos pagalbos priemonių ir medicinos prietaisų išlaidos bus kompensuojamos tik privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje apdraustiems asmenims. Aha, tai dar vienas aktualus dalykas, kokiegi pagrindiniai tarp valstybinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bei šių paslaugų išlaidų kompensavimo yra principai. Kreipimosi iš šių šalių gydymo įstaigas tvarka yra tokia pati, kaip ir kreipiantis į Lietuvos gydymo įstaigas, ir tik tokiu atveju pacientui išlaidos bus kompensuojamos už suteiktas paslaugas. Tai yra, jeigu paslaugos teikimo metu pacientas buvo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, pacientas į kitos ES šalies gydymo įstaigą dėl gydytojų specialistų, stacionarinių ar kitų paslaugų kreipėsi turėdamas Lietuvos Respublikos gydymo įstaigos sudariusios sutartį su teritorinė ligonių kasa gydytojo išduotą siuntimą. Ir taip pat kitoje ES šalyje suteiktos gydymo paslaugos atitinka Lietuvoje teikiamas paslaugas, kurių išlaidos kompensuojamos iš privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Išlaidos bus kompensuojamos gavus raštišką apdraustojo prašymą. Be to svarbu žinoti, kad atvykus gydyti svetur, konsultuotis ar operuotis paslaugų reikės laukti bendroje eilėje. Jokių išimčių taikoma nebus. O ar bus kompensuojama visa išlaidų suma? Svetur paslaugas gavusiems pacientams išlaidos bus kompensuojamos tokiomis pat sąlygomis ir apimtimi, kaip jos būtų kompensuojamos mūsų šalyje. Kompensuojamos tik tokių paslaugų, kurios teikiamos Lietuvoje ir kurios apmokamos iš privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų išlaidos. Kompensuojama bus tokiomis kainomis, kokios nustatytos Lietuvoje, tačiau neviršijant faktinių išlaidų. Todėl labai svarbu žinoti, kad už Lietuvos ribų sveikatos priežiūros paslaugos kainuoja gerokai brangiau. Kitas išlaidas, pavyzdžiui, kelionės, apgyvendinimo, maitinimo, transportavimo, vertimo išlaidas ir panašiai pacientai turės apmokėti savo lėšomis. Tai kaip supratau, šiuo atveju nebus kompensuojama už maitinimą ir apgyvendinimą gydantis ES šalies ligoninės stacionare, ar ne? Nebus kompensuojama tik tai tokiu atveju, jeigu gydymo stacionare kainoje yra paciento apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos priskiriamos prie paciento priemokų. Tuomet jos kompensuojamos nebus.
Tačiau jeigu tai įeina į paslaugos kainą, tokiu atveju kompensuojamos ir šios išlaidos. Šios išlaidos bus nekompensuojamos tokiu atveju, jeigu jos yra tiesiogiai nesusijusios su gydymo paslaugomis. Tai yra, jeigu žmogus atvyko dėl ambulatorinės konsultacijos, jis apsigyveno viešbutyje, transporto išlaidos, šios išlaidos kompensuojamos nebus. Ir kurgi pacientas tokiu atveju turės kreiptis dėl patirtų išlaidų kompensacijos? Dėl patirtų išlaidų kompensacijos pacientai turės kreiptis į teritorinės ligonių kasas Lietuvoje, tai yra į Kauno teritorinę ligonių kasą, Vilniaus teritorinę ligonių kasą, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio teritorinės ligonių kasas. Pagal gyvenamąją vietą, kaip jiems patogu. Gerai, mes visai netrukus vėlgi grįžime į Europos naujienas kauniečiams, o primenu, kad šiandieną pas mus svečiuojasi Kauno teritorinės ligonių kasos gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Valinskaitė Barševičienė, o mes su juo kalbamės apie tai, jog nuo šiol ES teritorijoje mūsų tautiečiai